Kągi, treneri, sunkios rungtynės čia Žemaitijoje, Kretingoje. Kokios jūsų mintis apie šią dvikovą? Reikia, aišku, pasveikinti varžovą. Kaip ir minėjau, tikrai buvo sunkios rungtynės. Čia aikštė tokia specifinė, sakyčiau, tai sunku žaisti. Žiūrint į mus, aišku, turėjom gerą seriją, o tos serijos turi tendenciją arba prasitęsti, arba nutrūkti. Tai šiandien jinai nutrūko. Nesakyčiau, kad žaidėm labai blogai. Sakykime, taktiškai, ką buvom suplanavę, daug kas vyko, bet Minija šiandien, sakyčiau, mus apžaidė, dvikovas laimėjo tiek ant žemės, tiek antram aukšte, tai tos tokios detalės ir susidėjo viskas, kad tiek po standartų, tiek po kontratakų praleidom įvarčius ir, aišku, sunku po pralaimėtų rungtynių, bet turim iš ko mokintis, turim stengtis kitos rungtynės padaryti geriau, tai ir stengsimės. Kiek sudėtinga atrodo su vaikiniais pasikalbėti Rūbinėje, 46 minutę gauni antrą. Čia mes, nenorėčiau įvardinti, kad tai problema, bet kelios rungtynėse mes, sakykime, mums tai vykdavo, bet parodydavom charakterį, pavykdavo atsitiesti. Tai šiandien parodė, kad mums pritrūko šiek tiek. Bet tam einam, tam dirbam ir stengsimės pasiruošti, kad taip neįvyktų, kad tie įvarčiai, Sports, kartais nesine to apsaugots, visi ruošiamės, visi darom savo planus ir taip įvyksta, vadinasi, kažkur nedadirbom ir reikės daugiau dadirbti. Tai tiek, norėčiau savo vaikinam pasakyti, kad tikiu jais ir viskas bus gerai. Tiesiog būna tokių dienų, kada, kaip aš sakau, šiandien ne visi sužaidėm, kaip mes treneriai norėtumėm, arba galbūt kaip patys žaidėjai norėtų, tai to mums ir pritrūko, kaip sakau, kitos rungtynės galbūt daugiau įdėsim noro ir viskas bus gerai. Tiesiog einam į priekį, su šypsena ir viskas bus gerai. Tai tiek. Čia toks žemaitiškas mūšis, kiek šiaip tas toks papildomas akcentas, kai eini rungtynes prieš Plungę, prieš tą pačią Kretingą, yra skirtumas nei žaidžiant su kitos Lietuvos regiono komandom? Žinokit, aš to neakcentuoju, gal čia kažkam iš šono, tiesiog einame visas rungtynės, ruošiamės vienodai, o jeigu čia kažkoks tai toks yra, tai tegu būna įdomiau žiūrovam, o iš mūsų pusės reikia ruošti visiems varžovam. Europos čempionatas prasidėjo kaip tik vakar, kaip manot, kuri komanda kels trofėjų Liepos 14? Žinot, visi klausia to klausimo, iš tikrųjų tai tiek buvau pasinėręs į savo komandos reikalus, kad aš net sąžiningai nežinau, kurios komandos dalyvauja. Vakar mačiau, kad vokiečiai laimėjo, tai tiek galiu pasakyti, tai gal šį kartą susilaikysiu. Ačiū.